Sveiki visi, šiandien servise 007 Lexus RX 450H. Pakankamai populiarus iš tikrųjų modelis, tiek gatvėse dažnai sutinkamas, tiek ir pas mus Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse pakankamai dažnas svečias. Tokiais turbūt epizodais, tokiom bangom, bet hibridiniai automobiliai ir dujinė įranga tikrai nenaujiena, jau mūsų klientai, kurie mus stebi ir visi prijaučiantis tiek Facebook paskyroje, tai tikrai gali pamatyti daug tų darbų darom. Tai grįžtant prie Lexuso, 2010 metų modelis, 183 kW varikliukas, 6 cilindrai, viskas gražiai uždengta, nelabai matosi ir nelabai ką yra parodyti, bet trumpai vis tiek apie komponentus pagrindinius papasakosiu. Tai pats Landerenzo EVO OBD valdymo blokas yra sumontuotas maždaug šitoje vietoje. Čia matoma kyšantį elektromagnetą, skystos fazės filtro bei dujų vožtuvo OMB, BFC, padidinto pralaidumo. Diagnostinė jungtis, kadangi čia valdymo blokas yra išvesta taipogi štai čia, mes nieko per daug nenuvardant, pavadinkim, taip galim prisijungti, sistemą kalibruoti, diagnozuoti ir panašiai. Dujinės fazės filtras, kurį ranka liečiu, slėgio davikliukas, dujiniai purkštukai po variklį dengiančių gaubtų, pats gaubtas pilnai visose tvirtinimo vietose, pilnai uždengtas, labai tvarkingai savo vietose, o Landerenzo LI10 turbo oversize reduktorius maždaug štai šitoje vietoje, taipogi va greta filtro šitame kampe. Tai va, pats montavimo darbas nėra vienas iš tokių maloniausių ir lengviausių, be abejonės tos vietos turim labai minimaliai, turim įvertinti ne tik tam tikrus judančius komponentus, bet ir temperatūrinius faktorius, tai atitinkamai turim viską sumontuoti taip, kad ir prieit galėtume, ir aptarnaut galėtume, ir dar, kad tie visi komponentai niekur neprasitrintų, niekur nepradegtų ir dar leistų prieit prie lyvos keitimo ir prie kitų einamų eksploatacinių kažkokių tai darbų. Tai visą laiką reikia tą tokį galvos išspręsti tinkamai, kad tų problemų, kaip sakyti, ir mums būtų patogu ir visiems kitiems taipogi būtų lengva aptarnauti automobilį. Visi montavimo darbai servise 007, kaip visada, pagal aukščiausios kokybės standartus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad naudojam šiandienai rinkoje prieinamas geriausias, kokybiškiausias medžiagas ir priemonės, žarnas, sąvaržos, jungtis, dujinės įrangos laidyną vėlgi adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui, parinkdami tų laidų ilgius, juos įvilkdami į apsauginės gofras, tas gofras dar papildomai izoliuojant, kiekvieno kontaktą vėlgi lituojant, apsaugant termokembrikai su klijais, panaudojant krūvą visokiausių gamyklinių laikiklių, specialių gofrų ir taip toliau ir panašiai, tam, kad gautume kokybišką, gerai veikiantį, puikiai funkcionuojantį rezultatą. Automobilį be abejonės atiduodam klientui jau išbandę, ištestavę kelyje. Tai tikrai, kai kada įdedam ir video, gal ir šio iš tikrųjų automobilio įdėsime video po testavimo atlikto, reiškia, tai galėsite pasižiūrėti, kaip tai viskas atrodo. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas, vėlgi, kaip visada ten, kurio pagidauja klientas. Čia tiesa turim vieną tokią laisvą mygtuko vietą, kurioje būtent ir sumontuojam tą dujų perjungimo mygtuką. Dujų pildymą padarom prie benzino užpilimo vietos, atsidarom dangtelį, įsisukam perėjimą ir užsipilam kuro, viską baigę gražiai uždarom, tikrai labai patogu, nereikia nieko gramdyti, nereikia skylių bamperė daryti ir taip toliau ir panašiai. Dujų balionas, čia jau didesnį jo neįdėsim, yra pačio didžiausio įmanomo diametro, kokį mes galim paimti ir pačio žemiausio aukščio, vėlgi koks egzistuoja. Viskas gražiai ir lygiai užsidaro, tvarkingai. Užsideda dar čia, aišku, papildomi visi daiktai, bet tai yra Bormecho 56 litrų balionas. Tai didesnio jo čia įdėti neišeina. Apie 45 litrus fiziškai galima užsipilti kuro ir važiuoti, kaip sakyti, kiek jau pavyks nuvažiuoti, tiek jau pavyks. Tai tiek apie Lexus RX 450H hibridinį automobilį su Landerenzo dujinė įranga. Jeigu kažką panašaus vairuojat, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.